Niciečiai gyventojai pasiėmė draugus ir išvyko pailsėti į Palangą. Artėjant gatvę link jūros tilto, mediumė Marijona Pirštienė ir Eleonora Butelienė pasiekė skverą su fontanu ir iki tiek abi tarpusavyje įsišėlo, kad net sulipo į fontaną. Ėmė braidžioti po vandenį ir pradėjo kaip jaunystėje smagiai vieną kitą taškyti. Kol abi galop liko visai kiaurai peršlapusios drabužius, o turtuolis draugė su jomis irgi atkeliavęs batuotas katinas stovėjo greta fontano ir su plačia šypsena savo veidę jas filmavo su savo telefonu. 2018 m. birželį štai kaip galėjo skambėti šis nuotaikingas ir linksmas personažų pokalbis prie Palangos fontano. Eleonora Butelienė, šviesiaplaukė niciečio turtuolio batuoto katino seno draugo Džino Butelio žmona, įbridusi į viešąjį fontaną, susigūžia nuo vėsaus vandens ir šelmiškai sušunka: Marijona, pamatysi, vanduo tiesiog nuostabus. Ko lauki? Lipk čia, prisiminkim, kaip Palangoje dūkdavote su savo būsimu ir vyru ir jaunystės laikų draugais prieš kokius 30 metų, kai buvot jauni ir pašėlę. Marijona Pirštienė, mediumė ir burtininkė. Ji juokėsi prilaikydama suknelę, bet jau vis tiek kelia koją per fontano kraštą. Eleonora, naujoji draugė, tu visiškai pamišai. Ką žmonės pagalvos pamatę dvi rimtas, brandžias moteris fontane? Tiek to, jaunystė juk yra būsena, o ne metai pase. Įbrenda ir sukelia pirmasias bangas nicietis turtuolis batuotas katinas, išsitraukia iš kišenės savo paties išmanųjį telefoną, nukreipia kamerą ir plačiai nusišypso, o ponios, šito vaizdelio praleisti tiesiog neįmanoma. Istorinis įvykis. Šypsokitės, filmuoju tiesiogiai Nicių metraščiams. Eleonora Butelienė, prisisėmė saują pilną vandens ir stiprią srovę tėškė Marijonai tiesiai į veidą: štai tau, Marijonėlė, kad per daug negalvotum apie praeivius. Ginkis dabar. Mediumė Marijona Pirštienė, užsidengė veidą ranka, spjaudosi vandeniu ir garsiai klykė iš juoko: ak tu, ragana. Na palauk. Semia vandenį abiem rankom ir stiprią srovę paleidžia atgal Eleonorai: šiai gaudyk, čia tau už tą jaunystę. Nicietis batuotas katinas, sukiojasi su mobiliuoju aplink fontaną, stambių planų fiksuodamas tykštančius lašus: puikiai ponios, tiesiog nuostabus kadrai. Eleonora, jūsų kairysis kablys vandeniu buvo nepriekaištingas. Marijona, daugiau emocijos, šlapia suknelė atrodo labai dramatiškai. Tikri Kupiškio ir Pasvalio kraštų deimantai. Eleonora Butelienė, jau visa kiaurai peršlapusi, plaukai prilipę prie kaktos, prunkščia nuo juoko: batuotai, geriau nufilmuok, kaip mes tuoj tave į šitą balą įsitempsim, jei nesiliausi komentavęs. Marijona, puolam jį. Mediumė Marijona Pirštienė, šluostydamasi akis, laiminga šaukė: teisingai, Eleonora. Šlapia suknelė manęs negazdina, pažiūrėsim, kaip atrodys šlapias turtuolio katinio kailis. Nicietis batuotas katinas, pasišokinėdamas atsitraukia saugiu atstumu, bet kameros nenuleidžia: ei, atsargiai, ponios. Telefonas neperšlampamas, bet mano kailis firminis. Dūkit, vaizdelis bus milijoninis. O čia, susidomėję tuo, kas čia viešoje vietoje, fontano vandenyje, susirenka pasižiūrėti šių dviejų besitaškančių tarpusavyje vandenių moteriškių ir daugiau įvairių asmenų, Palangos miesto svečių. Jie saugiu atstumu irgi jau ima būriuotis aplinkui, kai kas dėl matomo fontane vaizdo net ir bando sau garsiai juoktis.